Rugilė 11 vieta Europos čempionate, kur svajoji tik tai apie patekimą. Kaip jautiesi dabar? Nemeluojant, šiek tiek nusivyliau, tikrai tikėjausi geriau, bet sportas yra sportas, mes gyvenam ir mokomės, sportuojam ir mokomės, tai manau, čia tik pradžia. O kodėl nusivylusi? Kaip? O kodėl nusivylusi? Rezultatu ar vieta, kuo nusivylusi? Rezultatu gal labiau, nes norėjosi tikrai daugiau, jaučiausi gerai, tikrai ir apšiliminiai šuoliai gerai buvo, bet nežinau, tiesiog kas pasidarė per varžybas, gal tas jauduliukas pakišo koją, bet yra kaip yra. Vėliau likai po starto žiūrėti varžybas iki galo, ar tam, kad labiau pajustum tą Europos čempionatą, ar tiesiog kažkaip nesinorėjo to sektoriaus palikti? Gal labiau nesinorėjo sektoriaus palikti, vis tiek aš šokinėjau aukšto lygio sportininkės ir norėjusi pasižiūrėti, kaip jo šokinėja, kiek man reikia dirbti, kad jų lygį pasiekti. Dar prieš finalą trenerė sakė, kad nebandytum jokių būdų liūdėti, kad ir kaip pasisektų, nes turi suprasti, kokią vietą užėmei, tai ar pažadi mums visiems, kad neliūdėsi? Na, pasistengsiu, bet šiandien gal paliūdėsiu, bet rytoj tikrai neliūdėsiu, nes šiandien bus pakalbėta su trenerė ir tikiu, kad trenerė mane nuramins. Tai... Šiemet viskas? Ar dar kažkas laukia? Šiemet turbūt, kad viskas. Jau norisi ir traumas įsigydyti, ir viską, ir palsėti. Kad neapsivent nuo kartės, tai norisi ir poilsio, tai grįžus paatostogausiu. Man pasirodė, kad šiek tiek šlubčiojate sektorių stadione, jautėsi kažkoks skausmas kojas? Vienas šuolis buvo labai nesėkmingas, kuris realiai lėmė, kad aš beveik į duobę nusileidau. Tai biškai pasukau koją ne į tą pusę, bet viskas tvarkoj. Lyg dabar nejaučiu. Tai svarbiausia. Ačiū labai.